Tuos 800 metrų distancijoje. Tik 800 metrų, taigi startas. Ir startas. Ir pirmasis į priekį. Nepaisant to, kad tai yra gan ištvermingi žirgai, dabar jie pasileidžia į sprintą. Į pirmąją vietą įsiveržia Altas, vienas iš šio bėgimo preliminarių favoritų. Taigi žirgas numeris 4. Abilis ir Utrafas. Antroji ir trečioji vieta, dabar jau trečioji ir antroji vieta. Paskui vejasi Utrafas, žirgas numeris 6 ir trečioje vietoje Abilis, žirgas numeris 4. Spartakas ketvirtoje pozicijoje. Antrojo rato nebus, papildomos galimybės pasivyti taip pat. Netrukus finišo tiesioji, jį jau už posūkio. Spartakas raginamas žokėjo Edvino Kubiliaus, tačiau jam iki lyderių dar šiek tiek trūksta. Žirgas numeris 6. Na ir kągi, finišo tiesioji, žirgas numeris 2 su Gintaute Masiuliene kol kas pirmas. Spartakas vejasi lyderius, tačiau vargu ar pastangų užteks. Utrafas ir Altas. Pirmosios dvi vietos, labai lygus jojimas. Utrafas priekyje. 2 toks buvo šio žirgo koeficientas ir Utrafas laimi bėgimą. Ir Altas antrojoje vietoje, trečiojoje pozicijoje Spartakas bei žokėjas Edvinas Kubilius. Labiausiai galima sveikinti nebejotinai Ugnę Veckaitę ir Audrių Vecką. Pastarojo žirgas, pirmoji yra žokėja. Utrafas laimi bėgimą. Antrojoje pozicijoje lieka Altas, Gintautė Masiulienė. Buvo šio žirgo žokėja, jis priklauso Ramūnui Karbauskiui, treneris Marius Masiulis. Trečioji vieta Spartakas. Prieš lenktynės laikytas šio bėgimo favoritų. Žokėjas Edvinas Kubilius, treneris Simas Pužauskas. Žirgas priklauso UAB žirgo startui. Antrą vietą užima žirgas numeris 2 Altas. Na, reikės palaukti teisėjų dėl trečiosios vietos. Utrafas buvo trečias iš 6 dalyvių kastratų bėgime praėjusiais metais Raseiniuose. Šį kartą šuolis į viršų per 2 pozicijas ir pirmoji vieta. Dabar galime matyti paskutinių distancijos metrų pakartojimą, tai kaip finišavo žirgai ir tai kaip pergalę iškovojo Utrafas Altas ir Spartakas, atitinkamai antroji ir trečioji vietos. 2 žirgai, kurie susipešė prieš 2 metus. Alto žokėjai Gintautei Masiulienei, manau, puikiai dovana motinos dienos proga.